Nu ką, sveiki kolegos, naujametinis šaltis atėjo, pranašavo -12, keliaujam į mišką, praleisti naktį ir bandyti išgyventi laukinėje gamtoje. Tai nesenai mačiau video, kur buvo labai stipriai gyriamas atvirkščias laužas, apie jį esu girdėjęs, tačiau pagalvojau, kad vis dėlto ar tikrai jis toks geras, todėl laukiau šalčių ir pavyko sausio 1 sulaukti -12 ir bandysime šiandien pasidaryti tokį laužą ir su juo praleisti naktį ir pažiūrėti, koks jis efektyvus ir kaip gerai, pavyks išmiegoti tokiam šaltyje su tokiu laužu, kiek jis ilgai degs, be mano didelių kažkokių patvartymų ir panašiai. Tai žiūrėsim. Šviežus pėdsakai. Elnių bus. Dideli. Pabandom pasiekti pėdsakais, pažiūrėsim, gal pavyks užfiksuoti kažką. Va čia stirnos guolis kažkada buvo išmiegota ir ten nueita. Tokiuose būna ne kartą tekę matyti, tiesiog susisuka čia tokį ritinėlį ir va taip išmiega. Dar viena pogulio vieta. Ir va, atsikėlus buvo pridaryta reikalų. Jo, kadangi sniego yra, tai nenoriu, kad būtent pribirėtų į batus per čia sniego, kad ir batai geri, nepralaidus vandeniu, tačiau gali pribėgti. Čia sniego gali sušlapt mano kelias, tai labai nenoriu, kad tai nutiktų ir tam yra super duper priemonė bakilai. Ką, judam biškį atbuli, kirtom tiką keliuką ten, tai kad neatsektų nuo keliuko šiokios tokios apsaugos priemonės, kad pagalvotų, jog judėjau tą kryptim, nuėjau ten šiek tiek padariau poro kilpų, kad vienoje vietoje ten turėtų pamest pėdsakus ir apsigalvot mane sekt. Po ilgų klajonių ir vaikščių, man atrodo, radau šiandien savo būstą. Aplinkui pilna medienos, laužui, statybai panašiai, tai liuks įsikuriam ir pradedam. Išbandom. Opa. O, neblogai bus. Dar pasikėlėm nuo žemės šiek tiek, nes per tokį minusą dažniausiai reikia kelių
tokių apsaugos priemonių. Tai dažniausiai, jeigu geras oras, mes dedam tik kilimėlį, ne kartais ir to kilimėlio vasarą galim nedėti. Jeigu geras miegmaišis, bet aišku, aš patarčiau visada, nes žemė sugeria žmogaus šilumą, taip sakant, traukia. Tai kada didelis minusas, pasikėliam nuo žemės, kad žemė trauktų šilumos. Užsidėsim eglišakių, dar eglišakiai veiks kaip šiokia tokia izoliacija. Ir dar ant eglišakių pasidėsim savo turistinį kilimėlį. Tai gausis tokie kaip ir trys etapai, izoliuojant mūsų kūno šilumą nuo žemės, apsaugant ją. Tai pakelimas nuo žemės, eglišakiai ir turistinis kilimėlis. Ir turėtume išmiegoti. Na ir eglišakiai. Tai labai svarbu, kad tik išgyvenimo ekstremaliom situacijom naudotumėtės gamtos ištekliais, gyvais medžiais, o kadangi šiandien mes turim tik tai mokomąją situaciją, tai radau mirusią, nuvirtusią medį, mirusią, nuvirtusią ir pasinaudosim būtent jo teikiamais privalumais, nes kitaip jie tiesiog čia imtų ir nudžiūtų. Viškai nurauna kartais stogą. Opa! Kiek paimsim tiek? Nu va, eglišakių sluoksnis sudėtas. Ir dar ant viršaus keliaus. Kilimėlis ir bus visai gerai. Taip sakant, namai namučiai. Gerai, guolis padarytas, liko pati svarbiausia dalis, tai laužas. Ir šiandien pabandysiu daryti atvirkščią laužą, kuris daugeliu YouTube'ai išgyvenimui, bushcrafto specialistų ir netgi radau skautų vadovėlyje, Jungtinių Amerikos valstijų Army Survival Handbook. Sakoma, kad, žodžiu, vienas geriausių laužų praleidžiant naktį laukinėje gamtoje ir netgi rekomenduojamas, kada tu neturi nei miegmaišio, nei kažkokių įrankių pasidaryti kažką panašaus. Tai pasižiūrėsim, nes aš šiek tiek abejoju, panašią konstrukciją laužo kažkada prieš porą metų bandžiau ir tikrai nebuvo taip, kad jinai išdegė visą naktį, kaip sako, apie 12 valandų ir suteikė šilumos būtent man esant čia. Tai pasižiūrėsim, pabandysim pasidaryti jį ir pasižiūrėsim, kaip pavyks praleisti naktį, galbūt kiti laužai, būtent kuriuos aš esu išbandęs, gal šiek tiek geriau veikia, bet pasižiūrėsim, kaip šitas veiks. Iš atvirkščias laužas. Jo, tai laužui radau mirusią pušį, kurią pabandysim nusiversti ir panaudoti laužo gamybai. Ačiū pušė tau, baigiai savo gyvenimą, sudžiūvai, dabar tik stovi. Opa, krenta. Pirma ir taip pakryžmuojame. Galima 3, 4. Eina. Kursim laužą. Ir idėja tokia, kad užkūręs čia laužą, laužas nuo viršaus degs
etapais, palaipsniui. Pirmiausia sudegs mūsų čia užkurtas prokuros laužas, tuomet ugnis ir krentančios pro tarpus žarijos turėtų pasiekti antrąjį etapą, degs stambesni, tuomet ten sudegus žarijos krenta dar giliau, pasiekia trečią etapą ir galiausia bazę. Ir taip palaipsniui krentant žarijoms idėja tokia, kad šitas laužas degtų beveik visą naktį, man neprisilietus kažko nepatvarkius ir panašiai. Na ir turim kelis laužo etapus, tai prokura pasidariau tokią iš sauso medienos vidurio, kaip sakau, tokių garbanių, smalėko, aišku, čia ir ką, dabar yra 16 valandų 22 minutės. Pasižiūrėsim, kiek laiko šitas laužas degs. Na tai iš esmės įvyko tai, kas ir įsivaizdavau. Tai prabėgo 40 minučių laužo degimų, dar įmečiau smalėko kelmą ant viršaus, tai iš esmės 4 aukštą. Tačiau laužas nedega taip etapais ar palaipsniui. Iškart po 40 minučių užsidegė ir pirmas tas etapas. Pagrindas tai kaip ir galvojau, kad vis dėlto nepavyks laužui degti taip tiesiog etapas po etapo, kas prailgintų jo degimo laiką. Tai manau, kad 5-6 valandos degimo bus ir man pastoji reikės išdegusius rąstus tvarkyti. Tai dabar yra 19 valandų 34 minutės, laužas dega jau 3 valandas su viršum ir štai kas beliko iš mūsų atvirkščiojo laužo. Tai taip, laužas dar dega, turim -5 lauke ir apie 0,3 laipsnio mūsų pastogėje. Tai iš esmės, taip, laužas dar liepsnoja, dar veikia, bet kokia valandėlė ir jis jau, baig savo karjerą šiandien. Tai turbūt kokios pagrindinės šio laužo minusai turbūt yra. Tai pirmas dalykas, kad nepavyksta vis dėlto, jog jisai degtų etapais. Jisai užsidega visas, ir iš esmės greičiau sudega, neigu aprašyta kai kuriuose knygose ar vadovėliuose. Kitas dalykas. Jam reikia belekiek daug darbo. Reikia daug ruošti rąstų, juos pjaustyti, nešti. Ir iš esmės manyčiau, kad darbas nepateisina būtent jo efektyvumo. Ir trečias dalykas, su kuriuo aš bent jau susiduriu daugiausiai ir galvoju, kad vis dėlto jis nėra kryptinis. Visa šiluma yra spinduliuojama aplink jį arba į viršų vis dėlto, o ne būtent į mano pastogę. Taip, didelis laužas užsidegė savo pykę, būtent jisai sušildo mano pastogę iki +15, tačiau vis dėlto ta šiluma spinduliuojama ir į aplinką, kur į tas kryptis, bent jau kur aš tikrai nenorėčiau, kad jisai spinduliuotų tą šilumą. Tai toks turbūt. Jo, pradėjo šiaip tikrai nesilpnai snigt. Taip normaliai, tai teko šiek tiek paimprovizuoti ir patobulinti savo išvartos pastogę. Tai dar šioks toks. Čia va, nubėga vandenėlis. Šiek tiek saugo. Ne pats kiečiausias mano pastatytas stogas, bet veikia. Sako, Sibiro tremtiniai sakydavo, kad arbata suteikia 3 malonumus. Tai aromatą, skonį ir šilumą. Apkabinus puodelį, tai toks tikrai šią naktį neblogas dalykas arbata. Ant laužo, kad degdamas smalėkas man šilumos duotų, nes dabar mano būste tik 3 laipsniai šilumos. Tuo tarpu lauke -4.
Tai, žiūrėsim, kas čia bus. Naktelė nėra lengva. Jo. Naujametinis pabėgimas nuo civilizacijos. Čia, iš esmės čia nėra jokio ryšio. Čia nieko nekrauna. Jeigu noriu gauti SMS-us ir atrašyti SMS-us, turiu eiti apie 100 pm 200 metrų, ten ant tokios kalvos. Tada įsiunčiu, apie 10 minučių turiu laukti, kad SMS-as tiesiog nueitų žmogui, kuriam noriu nusiųsti. Tai iš esmės žiaurus pabėgimas, pabuvimas su savim, nes galvojau, kad skaitysiu knygą iš telefono, bet jinai tiesiog neatsisinčiau jos, jinai neįmanoma čia jos atsisiųsti. Tai tiesiog pasibuvimas su savim čia dabar. Vienintelis dalykas, ką būčiau norėjęs pasimti čia, tai radiją tiesiog, pasiklausyti radiją čia. Ruošiamės miegui ir kad šilčiau būtų, prisipilsim į gertuvę, šilto vandens ir įsimesim į miegmaišį. Taip žodžiu, dėl miegmaišių izoliacinių savybių vanduo šiltas turėtų būti apie 8 valandas. Tai mėgstu įsidėti pas save prie kojų, nes kojos dažnai kažkaip šąla. Tokia šilto vandens litrą. Dedam į miegmaišio galą. Ir viskas, kolegos. 22:47. Susidėjau čia tokį kaip ir medžiotojų laužą. Lauke -3. O pas mane su mano medžiotojų laužu 19,9. Tai geros nakties. Užta. Labanakt. Nu ką, gerą rytą. Naktis laužas užgeso, bet naktis nebuvo, kaip pranašavo, kiek dabar laipsnių. Rodo 0. Jo, nes vienu momentu taip įsidegė laužas, kad buvo čia 20, tai netgi nusėmiau striukę, megztinį, pasilikau tik tai termo aprangą ir visą naktį nesušuoliau. Tai pavyko išgyventi, viskas super. Užsikursim laužą, pasidžiovinsim šiek tiek sušlapusią įrangą, susitvarkysim ir keliausim. Jo, tai iš tikrųjų gertuvė per naktį, tai čia yra game changeris iš tikrųjų, nes jinai dar dabar šilta. Nėra, kad ten jau belia kaip, bet visą naktį tikrai šildė kojas neįtikėtinai. Tai paprastas toks triukas į gerą kokybišką gertuvę. Prisipilat šilto vandens, įsidedat miegmaišį, o ryte atsigeriat šiltą vandenį. Jeigu būtų jinai lauke, jinai dabar būtų tikrai labai šaltas vanduo ir kenktų gerklei.
Naktis išgyventa, stovykla sutvarkyta, judam link mašinos ir namučio apsnigtų gražių miškų.